šitos dainos niekad nedainuokit prie kitų žmonių. Arba ten ko nors nepasakokit. Tai šita ta baimės atmosfera man trukdė labai gražių dalykų sužinoti ir apie savo giminę, ir apie savo šeimą, ir apie bažnyčios gyvenimą, ir apie tautos gyvenimą. Tai dabar mes per Adventą galim labai atsigriebti ir per gavėnią, nes tas yra laikas pabūti kartu su šeima. Nes, kolegos, šeima tai yra kaip medis. Lygiai taip pat kaip medžių reikia ne tik šaknų, aišku, labai gerai, kad yra tos šaknys, reikia aplinkos, kurioje jinai auga, reikia maisto medžiagų, reikia palaidoti medį jo, reikia pakarpstyti tenai, patręšti. Tai lygiai taip pat šeimai, jam ir medžiui reikia laiko, kad jis užaugtų. Tai jeigu mes kalbėsime ir vaikas matys, kad mes einam padėti kaimynai, kad mes kalbam gražiai apie kitus žmonės, kad mes nekritikuojam, kad mes nesakom šitą žmogų, tai reikia jau, kaip sakant, ten nubausti tokią baisę bausmę, jie tiesiog tą išmoks per buvimą. Ir tada tai yra pats tikriausias išmokimas. Ir tai sako, aš atrodo, to vaiko taip nemoka, kodėl jisai dabar šitaip vienaip ar kitaip daro. Tai buvimas šeimoje, reiškia laikas praleistas šeimoje yra nepaprastai svarbus dalykas. Ir mėlieji, reikėtų kažkaip tai mums pasitarti šeimose, susirinkimą padaryti ir nutarti, kiek mes galime skirti laiko kompiuteriui, televizoriui, o kiek mes galime skirti laiko bendravimui šeimoje. Šitas laikas yra nuostabiausias dalykas, ką mes galime duoti vienas kitam. Nes šeimoje mes išmokstame būti, neturėti. Jeigu išmokstame tik turėti, nėra labai gerai, bet būti. Būti tada, kada linksma ir būti tada, kada yra sunku. Šeima, kaip vienas per mūsų vienos jaunos kolegės vestuves universiteto kapelionas sakė, šeima tai yra vieta, kurioje žmogus gali laisvai jausti silpnu. Kaip gražiai pasakyta, nereikia vaidinti stipraus, nereikia būti visą laiką, reikia būti savimi. Šiandien aš esu silpnas, aš esu pavargęs, aš esu sutrikęs. Aš esu pasimetęs, aš nežinau, kaip man neliktis ar ne, aš ko nors bijau. Tai yra saugu šeimoje apie tai pasikalbėti. Ir tas buvimas atsiperka, ne pinigais, bet daug brangesniais dalykais negu pinigai. Ir šiandien, lygiai taip pat, kaip mes istoriškai galvojame apie savo šaknis ir galvodama apie šitą pasikalbėjimą, aš senai galvoju nuo tada, kada mane pakvietė, ką reikėtų pasidalinti. Ir viena mintis einant pro Karo muziejaus sodelį, Rimšos skulptūra Motinos mokykla. Žiūrėkite, jeigu mes turime šeimas, kurios yra orientuotos į buvimą, ar ne? Į bendravimą, į siekimą per bendravimą aukštesnių dalykų, mes atlaikėm baisiausius išmėginimus. Carinės Rusijos spaudimą prarasti savo kalbą ir savo raštą per Motinos mokyklą. Partizanai, kurie žuvo, padėjo galvas. Disidentai, kurie pogrindyje dirbo, veikė, spausdino ne tik kroniką ir kitus leidinius. Visi pogrindiniai būreliai, kuriuose mes labai daug diskutuodavom apie tai, kokia turėtų būti šeima ir kaip turėtų būti toj šeimoje gyvenama, kaip jai reikėtų pasiruošti. Ir pati šeimos centrų idėja tai kilo toli gražu ne 88 metais, o galbūt kokiais 79 metais, būtent vienam iš tokių pogrindinių jaunimo susibūrimų, kad reikia padėti šeimai. Tai šitas buvimas visada atsiperka ir kolegos, mes niekad neturėsime rojaus žemėje. Šeima visada patirs išmėginimus. Finansiškai, ekonomiškai mes galime sakyti, dar Lietuvoje niekad taip gerai negyvenam, tiesą pasakius. Bet morališkai mes esam spaudžiami. Bet jeigu mes šeimoje būnam, mes turime tam tikras vertybės, mes žinome, į ką atsiremti, mes ištiesiam ranką vieni kitiems ir kitoms šeimoms ir kitiems vargstantiems. Dievas padės, mes visada išliksim. Po
Porą žodžių noriu pasakyti apie vyrus ir moteris. Na, aš nežinau, kodėl kai kurios struktūros galvoja, kad, žodžiu, Lietuvoje dar yra patriarchaliniai kažkokie reliktai. Man atrodo, kad šeima Lietuvoje jau yra seniai matriarchatas. Ačiū Dievui, kad dar bažnyčioje nėra matriarchato. Nes pagalvokime, moteris mes pačios, mes esame labai aktyvios ir gerai, mes esame labai daug nuveikiančios, tas irgi labai gerai, bet kai mes gyvenam šeimoje, tai aš norėčiau, kad mes visos pagalvotume ir pirmiausiai paklaustume savo mylimųjų vyrų, kaip jie su mumis jaučiasi. Ir gal jie kartais norėtų, kad mes nebūtume tokios viską galinčios ir tokios per daug aktyvios. Gal jie norėtų būti irgi aktyvesni, gal mes jiems galėtume šitą leisti, gal mes daugiau galėtume pasitikėti jais. Ir čia aš girdžiu, jūs galite man pasakyti, kaip tu juo pasitikėsi, žinai, tu nepareina to ar ano nepadaro, trečio nepadaro, nepasako, viskas taip, bet aš galvoju, pasitikėjimas tai yra toksai dalykas, kad tu pirmiau pasitikė ir sakai, žinai, aš tikiu, galbūt nepadarys taip, kaip aš noriu, bet padarys savo būdu. Ir šiandien tas sutrikęs lyčių santykis yra labai sudėtinga problema, todėl kad vystosi betėvystė. Visuomenė, kurioje nėra tėvų. Tai nėra taip, kad nėra tėvų, nes vaikai gimsta, tai reiškia, biologiškai jie yra, bet koks yra tėvo vaidmuo. Ir Europoje bėda, tyrimų labai daug yra šitą prasme padaryta, bet kai aš galvoju apie šeimą, tai aš visada galvoju, kad irgi nuo mūsų priklauso to santykio kūrimas. Ir čia yra sudėtinga. O jeigu aš nemačiau to santykio kuriant tarp savo tėvų, tai tada aš nemokėsiu, didelį tikimybę, kad nelabai mokėsiu tą santykį kurti su savo vyru, ar ne? Bet mes visada galim pamėginti. Ir todėl aš manyčiau, kad mes šiandien moteriškės turėtume gal trupučiuką daugiau duoti pasitikėjimo kredito vyrams ir šeimose labai dažnai paklausti, nes kaip tik šiandien važiuoju pas jūs troleibusu į stotį ir yra, kaip troleibuse tokie užrašai visokie ir parašyta: smurtas prieš moterį yra baisiausias nusikaltimas. Aš galvoju, palauk, viskas tvarkoja, taip, tai yra baisus nusikaltimas, bet smurtas prieš žmogų yra baisiausias nusikaltimas, nes mes galime lygiai taip pat smurtauti prieš vyrus, bet viskai kitaip, ne kumščių, ne kirvių, ne dar ko nors. Bet pavyzdžiui, nuolat sakydami savo vyrui, kad jisai toks nelabai tikęs ir jis netoks kaip mano kaimynas, kuris yra tobulas, arba dėdė, kuris irgi man atrodo tobulas. O jeigu tai pažiūrėsim iš esmės, tą nuolatinį kritiką vyro, tai irgi gali būti kaip smurtas. Taigi, kolego, šitame tarpusavio santykyje visada ir turėtų būti sutarimas. Turėtų būti atvirumas ir pasikalbėjimas. Ir galbūt, kad šiandien aš esu čia, tai dėl to, kad mano vyras sutiko, kad aš išvažiuočiau. Tai labai gerai, bet jeigu jisai sakytų, žinai, užtenka čia tau lakstyti po visą Lietuvą, tai turbūt būčiau namuose pasilikus. Nes ateina tas laikas, kada įsijungia toks dalykas kaip išmintis. Ir išmintis pasako, kad jeigu sutrinka pusiausvyra ir jeigu šeima kuriam nors nėra gerai, tai tu turi labai gerai pagalvoti. Ir man atrodo, kad mes moterys turim padėti vyrui atrasti tinkamą vyro vaidmenį šiuolaikiniam pasauliui. Nes sociologiškai žiūrint, vyro vaidmuo Lietuvoje pasikeitė labai per trumpą laiką ir labai drastišku būdu. Įsivaizduokite, jeigu aš buvau darbuotojas, aš uždirbau gerai, neblogą algą gavau, arba jeigu buvau ūkininkas, aš žinojau, ką man reikia daryti. Atėjo sovietai ir praktiškai per vieną naktį mano kaip vyro vaidmuo staiga niekam vertas.
Moterys fabrikuose gaudavo lengviau darbą, vyrai buvo sutrikę, pasimetę, ką aš turiu daryti. Mes galime įsivaizduoti, kiek tas jų savigarbai kainavo, galų gale netgi tokiam labai greitam pasikeitime nebuvo iš ko to vaidmens ir pasimokyti. Taip kad man atrodo, kad krikščionys, mes krikščionys moterys turime iš tiesų labai gerai pergalvoti savo santykį. Ir lygiai taip pat, kaip kartais reikia pagalvoti, ar tikrai aš čia būsiu labai gera uošvienė, jeigu kišiuosi į vaikų reikalus, tikriausiai nebūsiu gera, tai reikia trupučiuką atsistoti toliau ir pagalvoti apie mano santykį su mano sutuoktiniu ir nesikišti ten, kur galima apsieiti, ar ne? Ir įtraukti daugiau vyrų į mūsų bendruomenės, į mūsų šeimos centrų veiklą. Nes jeigu žiūrim užsienyje, tai tiek karite, tiek šeimos centruose yra gausių vyrų. Na, žinoma, Kaišiadorys yra tokia išskirtinė bendruomenė, kur visada buvo poros, ateidavo vyrai su žmonom ir dabar tą tęsėte. Tai aš dėl to labai gerai jaučiuosi ir labai dėl to džiaugiuosi, bet man atrodo, mėlyje, kad mes turime padėti ir kitiems trupučiuką dėl to susigaudyti. Ir mes moteriškios, žinot, kartais turime trupučiuką negalėti tiek daug, kaip mums atrodo, kad čia be mūsų niekas nepadarys ir mes turime visada viską galėti, nieko panašaus. Gal daugiau mes galime susikoncentruoti į savo vidinį pasaulį, į savęs tobulinimą ir, žinoma, ir palikti vietos tam kitam kaip kitokiam. Na, žinoma, sudėtingi klausimai ir sudėtingos problemos susijusios su mūsų socialinė, politinė situacija, ekonominė situacija. Bet aš manau, kad žiūrėdama jūs ir jūsų labai gražias šeimas ir jūsų vaikus, aš matau, kad čia yra viskas gerai, kad demografinė krizė Kaišiadorių vyskupijai negresia ir dėl to mes galime būti labai laimingi ir patenkinti. Todėl šiandien esant baisiai demografiniai krizei, mes turime ant rankų nešioti kiekvieną mamą, kuri nešioja ir kiekvieną tėtį, kuris rūpinasi savo vaikais ir kiekvieną šeimą, kuri augina mažus vaikus ir mes turime ateiti jiems į pagalbą. Tėvystė ir motinystė irgi apdainuojama labai gražiai, arba romantizuojama, arba demonizuojama. Vėlgi tiesa yra apie vidurį. Bet vis yra taip, kad visada tėčiui ir mamai dažnai reikia pagalbos. Ir man atrodo, kad šeimų bendruomenė, šeimų maldos grupės, šeimų pasidalinimo grupės labai lengvai galėtų ateiti viena kitai į pagalbą ir tokiu būdu mes kaip bendruomenė sustiprėtume ir galėtume atlikti tą uždavinį, kuriam esame skirti. Taigi, kolegos, kad neįkirėč per daug, nes tas tortas ir man viski rūpi. Aš labai dar kartą jums dėkoju už pakvietimą, už tokį tikrai malonų pabuvimą, jau atleiskite, kas buvo ne taip. Ir daug Dieve jums visiems sveikatos ir tegul Dievas jūs visus laimina. Dėkui už dėmesį.